Žiūrėkit, gavau štai tiek dėžių iš Italijos. Buvo taip greitai užsakyta, pabandom prisiminti, kas čia atvažiavo. Pažiūrėkim, susipažinkim. Man, pažiūrėjau, labiausiai patinka pakuoti dėžės. Vau, koks grožis. Kas čia yra? Aha, čia Altero Comfort. Siūlai su alpaka. Pažiūrėkit, kokios spalvos. Aš kiek pamenu, jie tikrai nebrangus bus. Bet spalvytės. O jėzu, matai silpnai, žinokit. Va, ir bazinės. Kažkur taip yra. Man atrodo 50 alpakos. O visa kita stabili sintetika, bet labai gražios spalvytės. Tai va, gerai, uždarom šitą dėžutę ir kad netrukdytų, puolam prie kitos. Taip, va čia. Čia yra, aha, ta pati Altero Comfort plus čia. Chaki spalva, Lensieme gamintojo siūlai Lover. Žinau, metražas 230, merino vilna su kašmyru. Na jo, šito aš irgi ėmiau. Čia bus tas pats. O kas čia? Čia yra spalvytės tokia gražiai violetinė. Čia yra merino vilna su 20% kašmyro kariadžiai. Man tai patinka. Kas čia dabar? Tokia spalvytė, pudrinė, proposta. Aha, 35 alpaka, 35 mohera. Bet kokia. Čia poliamino pagrindu pūkuotas siūliukas. Jis nebus brangus, bet labai minkštas ir gražus. Čia yra, aš tuos prisimenu irgi, virvelė. Labai švelniai graži virvelė, balta. Bet kokios čia spalvos. Aš užsakinėjau tokius siūlus, aš neprisimenu, bet kaip jie gerai atrodo. Kas čia yra? Liuce 250 metrų 100 gramų. Tai yra 26 mohera, 26 alpaka baby ir vat poliamido pagrindu toksai vat spindesys. Gerai, tinka. Ir šitie nuostabus. Ką, einam prie, nes ten matau irgi va šitas Altero Comfort ir ten daugiau spalvyčių. Gerai, šita dėžė viskas aišku. Daugmaž šitos nežiūrėjau. Šitoj dėžutėje. Wow, o jūs matot kokios spalvos? Taip, čia yra Altero Comfort. Bet kokios spalvos. O šita tokia persikinė, pontoninė, šių metų spalvytė, labai graži. Žalia, fuksijinė. Gerai, čia viskas aišku, aš juos žinau. Keliaujam toliau. Taip. Vau, va čia tai daug ryčių. Kas čia bus? Čia yra Filati Bedžoli Modesto Angora 80. Vau. Bet aš nesitikėjau, kad bus toks gražus melanžas. Švelnučiai, pukučiai. Būtinai reiks pramegsti, pažiūrėti, kaip atrodo. Šitie turi būti fantastiški siūlai. Kas čia? Matote, kokia graži pastelė? Tokia pudrinė, mėtinė. Taip, čia yra kažkas su baby alpaka, 1000 metrų 100 gramų. Bianka. Žodžiu, reikia pasižiūrėti popierių, spalvytė labai graži. Čia, prisimenu, ėmiau dar tokį pusinį. Spalvytės. O minkštumas. Super. Matau daug kažko balto. Daug gražių pastelinių spalvų ir tai yra siūlai. Įgėja Astro 50. Nuostabus minkšti siūliukai. Poliamido pagrindu. Ėmiau pačias gražiausias spalvas. Taip, kaip ir viskas. Kažkas ten dar raudona yra. Antinėčių naujų metų reikia būtinai kažko raudono žiūrėti. Čia yra Canberra.
Geras. Čia yra raudona, skaisti Extra Fine merino vilna. Canberra yra tokia karštinė merino vilna, nepaprastai švelni, nepaprastai fantastiška. Jinai mezgas išplovus keičiasi ir kiekvieną kartą su plovimu vis gražiau atsiskleidžia. Dar remiau kažkur linu, va čia jis ir turėtų būti vonytis linas. Jis yra Ventolino 1400 ir pridėti prie moheros ir megzti vasarai. Kažkaip man patinka juoda spalva. Labai patinka. Jums tikiuosi patiks irgi. Keliam toliau. Šitą jau žiūrėjome, ne? Šitą taip. Dėžutė. Aha, prisimenam. Čia bus kažkokie margučiai. Čia yra Quebec print. Žinau, Quebec. Šitas artikulas labai geras, švelnus poliamidinio pagrindų moherytė ir vat su gražiais perėjimais. Spalvos. Šita melsva. Kažkokia tokia. Super, kaip gražiai gulasi spalvos. Taip, yra kažkokia tokia pilkučio. Na, aš visų dabar nežiūrėsiu, kažkokių gražių pastelių matau. Na va, ir kažkaip daugmaž taip. O, sekančiai. Būtinai reikia viską pažiūrėti. Spalvytės, moherytė. Čia yra Katerina. Čia yra nuostabus siūliukai, nebrangus. Kažkur kilogramas kainuoja 28 eurai. Ir tai yra 30 alpaka, toliau 30 nailonas, 40 akrilas, 950 metrų 100 gramų. Aš tokių siūliukų turėjau, bet tokių spalvų, vat man jų ir trūko. Iš tikrųjų labai gražu. Labai gražu pridėti ir megzti vienu. Čia irgi Katerina, tai čia visur bus Katerina. Daug gražios, nebrangios Katerinos. Žiemai, vasarai, pavasariui ir visiems demisezoniniam dalykam. Taip, ir va šita va kokia graži. Wow. Labai. Gerai, laukite naujienų, pakuosim ir dalinsiuosi su jumis.